Kalimera, geros dienos linkėjimai iš Kretos. Šiandien penktadienis ir kaip kiekvieną penktadienį, ne sezono metu, tiesioginės transliacijos su nedidelė apžvalga, kasgi naujo Kretoje, kasgi atsitiko ir ko laukti artimiausiu metu. Aišku, labiausiai laukiame tai atostogų sezono, kuris artėja ir be abejo šilto pavasario, tokių dienų kaip šiandien, nes taip buvo atšalę, gerokai atšalę ir tie, kas stebi mano pranešimus Facebooko puslapyje Mano Kreta, turbūt matėt, kad štai trečiadienį vilkiau netgi vilnonį megsinį, darydamas transliaciją, pasakodamas apie naujus automobilius, kuriuos mes gauname pastaruoju metu į savo automobilių parką. Ir tikrai buvo tiek atšalę. Rytoj turėsime Kretos lietuvių susitikimą ir žada, kad bus labiau apsiniaukę nei šiandien, nes šiandien matote puikiausias oras. Toj pasidalinsiu vaizdais iš kitos kameros. Puikiausias oras, Kreta visa žaliuoja, pavasaris žaliuoja ir tuo pačiu geltonuoja, nes atsiranda va tokių geltonų laukų, pasistengsiu pritraukti, kur žaluma persipina su geltonumu. Ten geltonuoja šiuo metu kiškio kopūstai, bet tuo pačiu jau pradėjo žydėti garstyčios. Štai visai netoliese pabandysim parodyti čia. Jau pradėjo žydėti dygieji liepštai, žydi mimozos, žydi skaičiažiedės, daug įvairiausių žydinčių augalų. Ir vieną iš tokių augalų dar noriu parodyti, nes visiškai netyčia jį atradau čia vaikščiodamas po Kretos kalvas, tai yra orchidėja. Kreta garsėja savo orchidėjomis, iš viso yra Kretoje virš 60 orchidėjų rūšių, ne pačių orchidėjų, o būtent rūšių, iš kurių apie 9 yra absoliučiai endemikai. Tai yra 9 rūšys yra endemikai, tokių kitų niekur pasaulyje nėra, tik čia Kretoje. Ir šiandien štai aptikau orchidėją drugelis. Nedidelis augaliukas, labai mažuliukas, bet iš tikrųjų gražus. Gana paplitę orchidėjos drugeliai visoje Kretoje. Aišku, paprastai jų šiaip bet kur nepamatysi, bet išėjęs į gamtą gali rasti augimvietę. Šiaip tai šiuo metu čia jų ir nemažai. Kai kurios tik tai prasiskleidė, kai kurios jau ir pražydėję, bet jeigu domitės Kretos gamta, dabar yra idealus laikas atvykti į Kretą, dėl to, kad viskas žydi, viskas žaliuoja, viskas auga, viskas keičiasi. Tai kad jeigu planuojate pamatyti žydinčią, žaliuojančią Kretą, tikrai rekomenduoju tą padaryti dabar. Balandžio mėnesį. Juolab, kad visiškai neseniai mano Kretos Facebook'e ir taip pat šitoje grupėje pasidalinau savo įrašų apie, čia truputėlį nusprendžiau palipėti į viršų, apie balandžio mėnesio atostogas, ką reikia žinoti tiems, kas nuspręs poilsiauti Kretoje balandį. Tai, kad turėkite tą omeny ir pasižiūrėkite tą įrašą. Ten sudėjau informaciją ir apie orus, sudėjau informaciją ir apie tai, kada prasidės ekskursijos, ką galima bus pamatyti, visą tai rasite mano Kretos Facebook'e, o taip pat, aišku, šitoje grupėje tuo pačiu įrašu pasidalinau. Dar šiek tiek vaizdų iš Kretos žalumos, nes tikrai Kreta šiuo metu žaliuoja, pakankamai daug gėlo vandens, tikėkime, kad jo išsilaikys ilgiau. Tas gėlas vanduo, kita vertus, vėsina jūros vandenį, nes upėmis jis išbėga į jūrą ir ten, kur yra upių žiotis, tikrai vanduo bus šaltesnis ganėtinai ilgai, gali būti net ir gegužės mėnesį, tenai bus pakankamai vėsu palyginus su kitais paplūdimiais, kurie yra seklesni. Ta turėkite omeny, jeigu nuspręsite ilsėtis Kretoje balandį gegužę. Su tom audinėm yra taip, kad reikia šiek tiek pasigrūdinti balandžio gegužės mėnesį. Šiaip mes su Jurgita maudamės visus metus ir žiemą, nusiteikdami, kad nieko kito nebus. Kad balandį arba ten kovą, vasarį bus jūroje apie +15, kaip Baltijai
birželio mėnesį kažkur, gegužės mėnesį, tam nusiteikia ir viskas tvarkoja, galima maudytis. Bet aišku, jeigu keliausite su vaikais, tai balandžio mėnesį arba gegužės pradžioje tikrai rekomenduočiau pasirūpinti šildomais baseinais, nes ką gali žinoti, koks tas bus oras. Labai tikimės, kad jisai šils, juolab, kad to šilumos žada, tokios nelabai malonios šilumos žada sinoptikai. Kitą savaitę jau atkeliaus pietryčių Siroko vėjas iš Sacharos, atnešdamas mums ir dulkių porciją, ir smėliuko porciją, na ir aišku šilumos. Ta šiluma nėra labai maloni kartais, bet nieko nepakeisi. Gamta yra tokia, aišku, tai yra normalu ir tai yra gerai, kad tai bus, tai kad tegu praeina ir prasideda normalus pavasaris. Beje, pavasaris jau prasidėjo. Nekartą esu sakęs, kad kretiečiai metų laikus skirsto pagal astronominį kalendorių, taigi nuo kovo 20, nuo pavasario astronominio lygiadienio prasidėjo pavasaris Kretoje. Tai kad visus su pavasariu ir tos pavasarinės mano transliacijos tokios bus jau po truputį dažnesnės. Galima sakyti, ši penktadieninė transliacija yra prieš paskutinė, dar po savaitės bus dar viena penktadieninė transliacija, o paskui ne. Ne tai, kad aš jas nutrauksiu, aš jas darysiu dažniau. Tiesiog prasideda sezonas, balandžio 1 yra pirmas skrydis, tiesioginis skrydis iš Vilniaus į Heraklioną Kretoje ir dėl to pradėsiu dažniau daryti savo transliacijas. Na, o nuo gegužės manau, kad jos bus kasdienės, kaip ir pernai, kaip buvo daug kas pripratę. Tai kad nusiteikite gauti informacijos dozę, vis daugiau tos informacijos ir daugiau, nes tikrai bus apie ką dalintis, bus apie ką kalbėtis. Na, o jeigu norite daugiau sužinoti apie Kretą, pakeliauti kartu su mumis, labai rekomenduoju kreiptis į mūsų su Jurgita dabar. Nelaukti paskutinės akimirkos. Mes jau registruojame žmonės ekskursijoms ir į Santorinį, preliminariai dar kol kas, pasižymim tik kalendorijoje ir kitoms ekskursijoms pasižymime, nes matau, kad sezonas nuo gegužės mėnesio labai įsibėgės ir gali būti taip, kad vėl kartosiu tą patį. Gaila, kad nesikreipėte iš anksto. Apie tai jau sakęs ne vienoje transliacijai, tą turėkite omeny ir tikrai kreipkitės iš anksto. O kreiptis yra labai paprasta, galite parašyti arba po šito video, arba elektroniniu paštu manokreta@gmail.com, mes atsakysime, arba aišku užeiti į manokreta.lt, kur yra daug informacijos apie Kretą ir yra užklausos tam tikroms mūsų paslaugoms, kurias užpildę iškart pasieksite mus. Tai kągi, bendraujam, laukiam Velykų, o su Velykomis į Lietuvą atkeliavo ir Kretos skonių produktai. Turbūt kai kas jau matėt, kai kas užsakėt, kas neužsakėte, užsakykite greičiau, jeigu norite jų paragauti, naujų mūsų produktų, norite paragauti per Velykas. Nes kaip tik šiuo metu priemam užsakymus ir jeigu tą užsakymą padarysite iki sekmadienio popietės, pasistengsime, kad ant Velykų stalo atsidurtų tie produktai, kuriuos jūs užsakysite. kretoskoniai.lt mūsų elektroninė parduotuvė, užsukite tenai. Tiek informacijos, kaip ir sakiau, bendraujam, laukiam jūsų klausimų, laukiam sezono, kuris jau netrukus, balandžio 1, startuoja Kretoje. Tiek informacijos šiandien, sėkmės, iki.